Pieno produktų gamintojai atlieka pagrindinius technologinius pieno produktų, pavyzdžiui, grietinės, varškės, sviesto, sūrio, sūrelių gamybos darbus. Paruošia žaliavą, išpilsto, fasuoja ir pakuoja pieno produktus, plauna tarą, skaičiuoja produkcijos išeigą, įvertina gaminių kokybę, kontroliuoja ir reguliuoja fasavimo automatus ir kitus technologinius įrenginius. Gali dirbti pieno perdirbimo įmonėse, pieno supirkimo punktuose, žemės ūkio bendrovėse. Aš esu Markas, man 16 metų. Domiuosi muzika, teatru, daile, groju mušamaisiais instrumentais. Ketinu studijuoti ir dirbti Lietuvoje meno srityje. Aš Kristina, esu Simono Daukanto gimnazijos 12-okė ir man patinka anglų kalbos, dainavimo bei teatro pamokos. Norėčiau studijuoti režisūrą užsienyje ir dirbti Holivude. Aš Jonas, man 17 metų. Mėgstamiausi dalykai – fizika, matematika ir chemija. Svajoju studijuoti mechatroniką ir sukurti savo robotą. Laisvalaikiu lankau kovos menų treniruotės. Vida Žemaitaitytė dirba maisto technologe ir kokybės vadove pieno perdirbimo įmonėje. Darbo stažas 35 metai. Baigė tuometinę Kalvarijos maisto pramonės mokyklą. Jūs pati jau iš anksto žinojot, kad būsit pienininkė? Ta mano kelią parinko man mama. Sakė, kai mane atnešė gandras, tai už mane davė sūrį. Aš galvoju, dėl to ir pienininkė tapau. Žaliavos kelias į Ukmergės pieninę prasideda šitoje aikštelėje. Atvažiuoja pienovežis, pasikelia durys, atvažiuoja pienovežis. Čia paima bandinius. Paėmė pieno mėginius iš pienovežių, atneša į laboratoriją, priduoda bandymų specialistai, kurina išteria pieną. Ar geras rūgštingumas, ar atvėsintas. Ir be abejo visus atlieka tyrimus pagal pieno supirkimo taisyklės, tai pieno riebumas, baltymai. Vyksta šito viskas laboratorijoje. Mano darbas ir yra rizikos veiksnių analizė, svarbus valdymo taškai, darbuotojų mokymas, kaip jie turi atlikti technologinį procesą, ką jie turi veikti pagal savo specialybę, kad žmogus suprastų, kaip pagaminti vartotojui sveiką ir kokybišką produktą. Meistrui net ir nereikia išeiti iš šito kabineto, matyti kokia atvėsinimo temperatūra. Iki perdirbimo pienas yra saugomas patalpose, kuriuos čia matomės vizualiai, o jeigu parodyt, kaip jos atrodo, iš šitų talpų pienas yra perpumpamas į aparatinį skyrių pasterizacijai. Pieno produktų gamintojai skiriasi pagal kategoriją. Ir kuo mes skiriasi? Įkainis ir atliekamas darbas. Pieno mišinių pasterizacija yra 4 kategorija, tai niekada nesulyginsit kokius ten, pavyzdžiui, taros plovimų. Tai yra visiškai skirtinga atsakomybė. Jisai turi paraišką mišinių ir kiek jis turi, jie meistras susako paraišką, kiek jis šiandien kokio riebumo mišinio turi pasterizuoti. Ir jis pasterizuoja. Žmogus, kuris visiškai nedirbęs, nieko su maistu neturėjęs, negaminęs, tai jam kartais, žinote, ateina apžiūri į tos varškės vonės. O Dieve, sako, kiek čia visko daug. O paskui padirba, sako, tik iš pradžių tai yra baisu atrodo. Mane kiekis tikrai nustebino. Baisiai daug tas varškės, čia net su kastuvu kroviau aš tą varškę. Na, bet buvo galima tikėtis, nes čia yra gamykla ir čia yra vežama į parduotuves. Daug turi būti pagaminta. Jau čia ko gero ta varškė ir atėjo jau su biuru. Pas mus visi turi savo nuolatinės darbo vietas. Jie nėra mėtomi, kad šiandien dirbsi prie varškės, o rytoj dirbsi prie sūrių. Tik meistras jiems pateikia paraiškas, kurias mes gaunam iš pardavimų skyriaus, kiek tą dieną reikia supakuoti, susverti, suženklinti pagal pateiktas paraiškas. Imam sūrį, ieškom galiuko už to, kur tas galiukas pasikavojęs ir išiminėjam va. Darbininkas, jisai dirbo tokį kaip ir techninį daugiau darbą. O jeigu dirba technologų ten ar meistrų, be abejo, tai yra chemija, tai yra eina biologija, nes tai yra traukinimo procesas, nes ten reikia žinoti, kas su tuo pienu darosi, kaip į raugų mes užaugiama, iki kada jį traukinti ir kada pašildymo procesą pradėti. Nes pienas yra labai kaprizinga žaliava. Mes negalim palikti varškės neperdirbtus, negalim jos palikti kitai dienai. Mes turime, kad ir gal ilgiau padirbti, bet tas produktas turi būti pagamintas, supakuotas ir atiduotas į sandėlį su vėsinimui, kad ta varškė negestų. Dabar eina į šaldymo tunelį, užpila šokolado. Pas mus įmonėje žmonės dirba slenkančių grafikų, 3 dienas dirba, 3 laisvas po 12 valandų. Yra pietų pertraukos, yra tos valandėlės poilsio, tai yra taip, kaip darbų įstatymai yra, nenusižengiama tam. 6.
Padėktų, jeigu kas. Labiausiai man patiko turbūt pakuoti sūrelius į dėžutės, nes ten ir kvapas maloniausias, ir darbas toks dinamiškas. Tas sūrelių dėjimas, tai ten ir miklioja rankai, ir sako lokis. Manau, kad Jonui kaip pirmam kartui tai sekėsi labai gerai, jeigu jis dar kokių 40 kartų pakrautų. Tai tada iš viso būtų profas. 3 tik tai supakavau dėžutės, o nugarą suprakaitavo. Ir vėlgi, kur atsirėmė į tą pačią gamybinę praktiką. Ponaitį Jonai, matot, ne taip jau pradžių išeina. Esmė tai tenkinti klientų poreikius. Ir kad klientas nusipirkęs mūsų gaminį, namuose suvartojęs, jų šeima, jis tikrai liktų patenkintas ir mintyse tikrai pagalvotų, kad tai mūsų šaunus kolektyvas, kur tokius skanius produktus gamina. Atrodo, toks susigyvenęs, smagus kolektyvas. Dirba kokybiškai, tikrai skanus gaminiai, sūriai skanus, sūreliai skanus, visko teko paragauti. Suvalgiau daug, bet dar neapsirijau ir dar valgyčiau, nes tikrai labai skanu. Pieninkė Vida tokia man, jinai labai patiko, jinai tokia labai gyva moteris, labai komunikabili, labai tokia linksma. Aš įsivaizduoju, tie, kas dirba su pienu, tai turi būti labai šilti žmonės, kurie daug šneka, gali daug papasakot. Vien tik išgirdusio stažą, 35 metai, vienoje darbo vietoje, tai atrodo tikrai žmogus turi būti sukaupęs labai daug patirties. Praktikos daug reikia ir su tuo atsiranda ir patirtis. Kuo labiau dirbi, to žinai, kaip greičiau, kaip geriau, kaip lengviau padaryti. Lietuvoje jo, gali rasti darbą, nes Lietuvoje pienas, pieno produktai yra labai aktuali prekė, visi jos visada perka ir manau, kad tikrai pirks ateityje. Manau, kad lietuvis be varškės ir sūrio negyvens.